Kartais atsitinka įvairių kuriozų ir ką tik vienas jų nutiko mums, nusprendėme įrašinėti pokalbį. Na, turbūt tai yra labiau mano klaida, nes aš atsakingas už tą visą techninę dalį, tai su Vakarė susėdame susigirdim projekto pasikalbėti apie jo sėkmę, iššūkius ir apie kitus dalykus ir pastebėjom, kad pasirodo tik aš vienas įsirašinėjau, bet mokomės iš savo klaidų ir važiuojam toliau. Tai Vakarė noriu dar kartą pradėti visą tą procedūrą, pasisveikinimą. Labas tau. Labas, Pauliu. Smagu tave matyti su Maikėm, kurios yra parašyta Savanoris. Gal gali trumpai man papasakot, yra dabar jau Liepos mėnuo, karšta, beprotiški karščiai kamuoja Lietuvą. Kaip tau sekasi toj dainų šventėj savanoriauti ir ar ne per sudėtinga? Tai jo, greitai jau bus Liepos 3-6 dienomis moksleivių dainų šventė, bet iki jos yra dar šiaip daug pasiruošimo darbų. Tai nuo birželio 16 pradėjau savanoriauti, taip kas maždaug kas antrą dieną ir po to nuo 28 taip kiekvieną dieną iki pat Liepos 6. Tai, šiaip čia priklauso, kur rašaisi savanoriauti, bet šiaip aš įvairiai rašausi, kad visur sudalyvauti po truputį. Visus, su visais susipažinti, sutikti visus kiek įmanoma lyderius. Aš jau ne pirmą kartą savanoriauju dainų šventėj, jau 24 savanoriauju, tai tiesiog žinau, ko tikėtis, tiesiog įdomu dar kažką naujo išbandyti. Tai jo, mes turim tokią žalią maikę su savanorius užrašu ir taip pat savanorio tokią apyrankę, su kuria galim praeiti ir viešasis transportas nemokamai, bet nežinau, su viešuoju transportu čia galbūt tinka iš kitų miestų savanoriams, nes aš tai jau turiu mėnesinį bilietą, tai truputėlį jo, bet jeigu tingėsiu įsitraukti Vilniečio kortelę, tai galėsiu apyrankę parodyti ir toliau važiuoti. Vakarė, aš tave pažįstu kaip labai veiklų, labai tokį energingą žmogų, tu visur bandai suspėti, žinau, kad 12 klasė egzaminai dalykai, tu dalyvauji dar ir čia susigirdim projekte, savanoriauja, ateini jaunimą atvirą erdvę. Dabar vėl dainų šventė ir dar žinau, kad daug valandų ten praleidi ir kaip ir pati sakėsi savanorių legenda kol kas. Aš taip negalvoju, man taip sakė, dėl to aš buvau truputėlį ir nustebusi ir juokiausi, nes sunku patikėti, aš tiesiog einu, kur man įdomu, patinka, sako, Dieve, kiek tu čia laiko leidi, ta prasme. Taip. Aš džiaugiuosi, kad tu pagaliau apie save taip galvoji, nes dažniausiai kažkaip toks nusivertinimų vieta pas mus kartais būna, savim nepasitikėjimo vieta, bet labai smagu, kad tu matai, kad kiti tą pastebi ir kad tu pati gali įvardinti, kad aš kieta, aš gerai varau. Gerai, greitai šokant prie mūsų projekto, aš labai džiaugiuosi tavo dalykais ir tuo, ką tu veiki ir vis dėlto noriu greitai šuolį įvykdyti prie susigirdim projekto, kuris jungia kartas, tai yra jaunimą ir seniorus. Šiame projekte mūsų tikslas buvo susigirdėti, tai yra jaunimui geriau pažinti, išmokti seniorams geriau pažinti jaunimą ir kažką naujo sužinoti apie vieni kitus, dalintis kažkokiamis patirtimis, įspūdžiais ir panašiai. Tai šis projektas jau netoli pabaigos, tai yra vienos iš paskutiniųjų laidų ir šiandien aš su tavimi kalbuosi. Turiu tau iš karto ir klausimą. Kadangi prisijungiai prie projekto šiek tiek vėliau ir žinau, kad tikrai ne visada buvai, bet per visas pagrindinės patirtis tu praėjai ir gali, manau, pasidalinti savo įspūdžiais. Tai klausimas, kaip manai, ar šis projektas sukėlė tau kažkokių ypatingų jausmų, ar jautėsi, kad jis buvo tau asmeniškai kažkuo naudingas ar prasmingas? Tai man šitas projektas tikrai labai patiko, nes buvo įdomu išgirsti seniorų nuomonę ir šiaip apie jų vaikystę arba ankstesnį gyvenimą. Tai tiesiog palyginti, kaip, pavyzdžiui, pas mus dabar yra ar kaip pas juos anksčiau buvo. Taip pat, manau, visai buvo gerai pabendrauti, kadangi tikrai turiu gal šiek tiek mažesnį ryšį su seneliais. Tai tiesiog buvo įdomu daugiau gal sužinoti, nes ne visada seneliai viską papasakoja. Tai buvo tikrai įdomu sužinoti ir naujų dalykų iš kitų seniorų. Tai jo.
Ok, supratau. Aš turiu iš karto kitas klausimas, man peršasi, su kokiu nusiteikimu atėjai į projektą. Ar turėjai kažkokių nusistatymų, kad gali kažkas būti tau sunku, gal net konkrečiai su tais pačiais seniorais? Ir ar pakeitei tą nuomonę apie seniorus? Nes žinai, aš galvoju, kad, pavyzdžiui, jaunimas, tarkime, kad čia hipotetiškai yra toks stereotipas, jaunimas apie seniorus galvoja, kad jie ten, nežinau, nieko nebesupranta, ar ne, galbūt jokių patarimų nebesinori iš senioro klausyti, nes jie jau gyvena praeityje, atsilikę nuo visų technologijų, tai, žinai, kažkaip, taip. Tai ar turėjai kažkokių įsitikinimo apie seniorus ir ar kažkuriuos jų paneigiai, o gal patvirtinai, gal kažkokį vieną bent? Tai nežinau, man atrodo, kad tikrai seniorai turi dar daug patirties prikaupę ir taip gal kartais atrodo jaunimui, kad jie gal neturi ką gero pasakyti, bet man atrodo, kad tikrai jie jau daug metų jau gyvena šioje žemėje negu mes ir tikrai turi daug patarimų, aišku, gal net technologijų prasme, nes tikrai yra dar, manau, seniorų, kurie ne visi turi tos išmaniuosius telefonus, gal dar su ir mygtukiniais vaikšto, bet tai čia nieko nėra blogo, nes šiaip pirmoji funkcija telefono yra tiesiog susiskambinti ir susirašyti, o ne ten, nežinau, scrollint ar ten kokį YouTube'ą žiūrėti. Tai. Bet šiaip man, nežinau, sakau, man atrodo, kad seniorai tikrai būna labai vairūs. Man patiko, kad projekte buvo seniorai tikrai pakankamai ir draugiški, ir mandagus, ir nebuvo, kurie, nežinau, bamba ant jaunimo ar ten panašiai, nes tikrai būna ir tokių gali sutikti gatvėje. Tai buvo smagu, kad tikrai stengiasi išklausyti. Tai šiaip aš visai galvodavau, kad seniorai, yra tokie gal ne visada aktyvus, gal dėl amžiaus, arba dėl sveikatos problemų, bet nežinau, mano močiutė čia neigia visus stereotipus, nes jinai visur, lekia, išmoko vairuoti ten iš nežinau kažkelinto karto ir šiaip ir šoka, ir dainuoja, ir rodo, kad tikrai dar galima net ir tokiam amžiai jau po darbo ir visko, kai esi jau pensijai, vis tiek gali gyventi visai fainą ir linksmą gyvenimą ir ir važinėtis tai labai greitai ir viršyti visus ten greičio ribojimus, tai tiesiog tai tiesiog, nežinau, man atrodo, kad čia labai priklauso nuo jų požiūrio, kaip jie nori gyventi, nes tikrai būna visokių seniorų, kurie gal jau yra nusiteikę neigiamai ir tada jau mato, kad čia viskas jau man jau paskutinis pavasaris, ar ten kaip jie sako, bet šiaip tiesiog labai viskas nuo požiūrį priklauso. Manau, jeigu jie tiesiog kiek leidžiasi, kad aktyviai gyventų, manau, viskas tikrai būtų gerai ir reikia tiesiog dar būti pozityvesniem, visai ir aplinkai ir žmonėms. Tai Aš labai tikiuosi, kad kitam sezonė sutiksim šitam projektą tavo močiutę ir jį galės papasakoti irgi daug dalykų, iš kurių galėsim pasimokyti. Tai aš tada toks irgi vėl peršasi klausimas, toksai, į kurį tiesiog vienu žodžiu galiu atsakyti taip arba ne. Tai kaip manai, ar šitas projektas pateisino savo pavadinimą, tą susigirdimą? Ar seniorai susigirdėjo su jaunimu? Aš manau, kad taip. Pas mus, kurie buvo seniorės, tai tikrai ir klausėsi, ir net klausdavo klausimų, kaip tam pas jūs būdavo anksčiau ir taip toliau. Joms tikrai matėsi, kad jom buvo įdomu ir tikrai rodė didelį susidomėjimą. Tai aš manau, kad tikrai buvo tas susigirdėjimas ir iš jaunuolių, nes manau, tiek man, tiek Auksijai buvo įdomu ir ne tik, tai jo. Tai mes iš tiesų turėjom nemažai jaunimo, tiesiog vyksta rotacija normali, mes pusę metų vykdėm šį projektą ir turėjom tikrai gal kokius 8 ar 10 jaunuolių, kurie, atitinkamai galbūt kažkurie rečiau ateidavo, kai kurie dažniau ateidavo, kai kada nusistovėdavo, likdavo tik 5, kai kada ir įvairiai tie skaičiai labai keitėsi. Ir aš tada vakarį noriu paklausti, gal tu patyrei kažkokį iššūkį, nes nenoriu duoti pavyzdžių, specialiai šokti ant uodegos, bet buvo jaunuolių, kuriems vienas iš iššūkių didžiausių buvo įrašinėti, nes kai kas bijojo savo balso, kai kas jautė nedrąsą, kai kažkas nenorėjo, kad jų balsas ir jų nuomonė papultų vėliau į kažkokią tai platesnę sklaidą, į platesnius vandenis. O gal kažkokie visai ne su tuo susiję iššūkiai buvo užklupę tave. Tai ar susidarai su nors vienu iš jų?
Tai nežinau, man tai netrodo, kad čia labai sunku. Na, aišku, kai pirmą kartą ateini, gal yra truputėlį gal keista, ar įrašinėti, ar klausyti savo balso, bet šiaip galima prie to, manau, greit priprasti ir tiesiog, nu, manau, visiems pirmas kartas būna toks nedrasus ir gal šiek tiek iš komforto zonos, bet šiaip įmanoma priprasti, dabar irgi pirmą kartą su ausinėm, bet ne pirmą kartą įrašinėti, gal irgi truputėlį gal keista, bet šiaip įdomu, ta prasme, tai nežinau. Čia labai sakau, irgi priklauso nuo požiūrio. Tai vat, o šiaip iššūkių, nežinau, man gal buvo iššūkių, kad gal norėdavosi dažniau ateiti, bet ne visada tiesiog išeidavo dėl mokyklos. Taip. Tai vat, nes tikrai pirmadieniais, jo, ne visada tos pamokos gerai sukrenta pagal to karštę, tai tikrai norėjusi būti ir dažniau, bet tiesiog grįžti namo ir jau tik, kad jau nėra jėgų, o dar laukia visokie namų darbai, pasiruošimai kontroliniams ir panašiai. Tai va, bet šiaip kiek galėdavau, tiek stengdavausi ateiti. Aš puikiai tave suprantu ir tas labai matėsi, kad tu esi suinteresuota, tiesiog per daug esi gyvenime užsiėmus ir veikli, kas yra sveikintina ir viskas ok. Malonu, kad net ir čia suspėdavai ateiti. Tai iš to, ką girdžiu, ar galiu patvirtinti, kad tokį projektą tu siūlytum kitiems. Ar pati dalyvautum dar kartą, pavyzdžiui? Jo, aš manau, kad jeigu turėtum pakankamai laiko, resursų, dalyvautum? Jo, tikrai. Gerai, tai o tada tokį truputėlį įsprausti tave į kampą, nes noriu išgirsti bent vieną dalyką. Čia bus skirta tam, kad aš ir Agata, projekto kuratoriai, o gal tiesiog ateičiai visiems dalyviams, kad mes galėtumėm tobulėti. Tai aš noriu tavęs paklausti, ką būtų galima daryti kitaip. Gal kažką atkreipi dėmesį, kas ne visai suveikia. Arba galbūt viskas suveikia, tiesiog norėtum kažkokios naujovės nešti. Gal pamatai kažkokių spragų. Atsakyk man iš šitą tokį. Nėra sudėtinga. Jo, nes aš vis tiek dalyvau ne vieną kartą, tai man buvo tokių porą minčių kilusios. Tai šiaip man patiko ta visa idėja podcastų, įrašinėjimo ir panašiai, bet šiaip manau, kad galėtų šitas projektas trukti ne tai, kad 1,5 valandą, bet truputėlį gal ilgiau. Nes tada vis tiek, kai ateina senjorai, ne iš karto jie pradeda kalbėti, ten kol pasisveikinė, kol atsisveikinė, tai jau kažkiek atima laiko ir jeigu ilgiau, manau, būtų tiesiog tas, kuo tolyn būtų pokalbis vis lengvesnis, nes senjorai, kai ateina, jau prisiriša ir po to jau reikia kaip ir važiuoti namo ir, manau, būna liūdna. Tai šitas man gal labiausiai norėtųsi, kad ilgiau, na, aišku, ne visada gal žmonės turi ilgiau, daugiau kažkur pabūti ir sudalyvauti, bet šiaip, manau, būtų geriausias sprendimas. Ir be podcastų būtų, manau, fainai dar visokios veiklos, nes mes vieną kartą kai buvo Velykos, mes dažėm kiaušinius. Tai nežinau, man labai patiko kažkokie rankdarbiai ir, manau, senioriams taip pat patiko. Tai kažkokios veiklos, kad ne vien tik rašinėti, bet kad ir, nežinau, su rankom kažką daryti, rankdarbiai visokie ir panašiai, nes kartais irgi tokių dalykų reikia, kad ne visada norisi gal įrašinėti, arba esi, pavyzdžiui, pavargęs, arba mažai miegoji, gal norisi, kad kažką taip relaksuojančio padaryti, jo. Labai supratau, net supranti, net man atrodo, ir kad tu galėtum įrašinėti laidą, tu turi kažką patirti. Tai visiškai suprantu, ką tu sakai. Kita vertus, mes turėjom 2 didelius patyrimus per šitos 6 mėnesius, organizavom net 2 ekskursijas, gal tu atsimeni, kur patikrinsi tavo atmintį, kur pati keliavai. Pagalvoju. Tai mes, jeigu aš neklystu, balandžio 19 važiavom į Panevėžį, ten ir su teatro grupė važiavom, tai ten buvo šiaip labai faina kelionė ir atsimenu labai oras iš tikrųjų pasisekė, bent jau nebuvo taip karšta ir netaip lijo kaip šiuo metu vasarą. Tai ir buvo įdomu, nes pirmą kartą buvau Panevėžį, tai tikrai buvo tokia pažintinė kelionė. Tai ne per seniausiai, birželio 22, jeigu neklystu, birželio 20 važiavom į Trakus, tai buvo irgi visai smagu, nes, nežinau, esu buvus Trakuose, bet kažkaip mes plaukiam, bent jau aš pirmą kartą plaukiau tokiu laivu ant stogo, tai buvo irgi visai smagu ir buvau draugę pasiemus, tai irgi buvo visai fainai ir Užutrakio dvare gal teko būti kokį vieną kartą, tai buvo smagu vėl aplankyti.
Tai va, ir tikrai buvo labai skanus kibinai. Tai smagu, nors ne aš gaminau, bet ačiū. Jo, gaila, kad negalėjau į pirmą kelionę prisijungti, dėja turėjau kitų planų ir teko nebūti, bet labai džiaugiuosi, kad pavyko įgyvendinti ekskursijas ir kad kolegė, kita projekto kuratorė Agata puikiai atliko vaidmenį ir darbą už mūsų abu. Tai jeigu taip atvirai, kuri kelionė tau labiau patiko? Galvoju. Net nežinau, šiaip man labai labai patiko. Viskas gerai, gali būti lygų, žinai. Čia... Nu, man nežinau, man labai patiko, kadangi Panevėžy buvau pirmą kartą, tai viskas tikrai buvo labai įdomu ir tada mūsų, nežinau, atrodo, tada gal seniorų buvo tiesiog daugiau, nes tada buvo dar teatro grupė, tai buvo irgi visai įdomu susipažinti ir pamatyti tiek Juozo Miltinio dramos teatrą, tiek, never neatsimenu, jo, ten tuos muziejus. Taip. Ir šiaip pasivaikščioti ir... Stasio Eidrigevičius, priminsiu. Jo, Stasio, taip. Jo, ir tada buvom nuėję kažkokį restoranėlį Bisas. Tai irgi buvo visai smagu, nes nesu buvus, tai tiesiog buvo labai įdomu viskas. Tai va, tai ir ten fainų nuotraukų pasidarėm ir smagiai laiką praleidom. Tai va, tai ir tada labiau gal susipažinau su neseniai atėjusimis savanorimis, tai buvo irgi visai įdomu. Tai va, tai nežinau, šiaip kelionę tikrai skaityčiau kaip pažintinė, tokia labai faina ir visos dienos. Tai va, o Trakuose buvo tiesiog, nežinau, irgi gera kelionė, po egzaminų, va, kaip čia vasaros, pavadinkim, pradžią tai daryti, nuvažiuoti į Trakus, suvalgyti kokį kiviną, sultinį išgerti, nežinau, tiesiog buvo labai smagu ir pasivaikščioti ir paplaukioti laivu. Tai va, nežinau, man tai irgi labai patiko, nes dar niekad neteko taip normaliai pavalgyti kibinų tokia kaip degustacijoje, nežinau. Kibinų degustacija. Jo, kibinų degustacija, tai va, tai, nes dažniausiai tiesiog su šeima pirkdavom, paprastai atvažiuojam Trakus, geriausiai atveju ten paplaukiam kokiu vandens dviračiu kokią valandą, truputėlį pasiaiškinom ir nusiperkam iš kiosko ten kibiną, tai va. Ir jo, bet šiaip buvo tikrai smagu, nežinau, man patiko ir mūsų irgi visai nemažai važiavo, tai va, ir jo. Jeigu girdėjote telefono garsą, skambutį, neišsigąskite, mes nusprendėme įpusėjus projektui, kad mes leisime vykti natūraliems dalykams tiesiog, nes buvo keletas laidų, kada negalėjome įrašinėti, nes vyko didelės milžiniškos čia statybos, sienos griuvo ir panašiai, tad nusprendėm, kad truputėlį nešim laisvės, atsidarysim langus, leisim mikrofonams gaudyti visus garsus, kaip čiulba paukščiai, kaip skamba telefonai, kaip virdulys bando virti, jo, užkrito, atsakau, žinai, būna užkrenta žodžiai. Tai jo, ir leisim vykti šitiem dalykam, tad jauskimės laisvai, net neketinsiu iškirpti viso šito, žinai. Gerai. Tai va, ir tada aš tau turiu dar tokius 3 klausimus, kuriuos raginsiu irgi ne tai, kad skubėti atsakyti, bet kuo trumpiau ir aiškiau, neišsiplečiant. Gal atrakinai kažkokią savo naują savybę per šitą projektą, gal nugalėjai kokią nors baimę, o gal kažkokį tikslą pasiekiai, tokią gal kažkas pasikeitė vakarėje sudalyvavus projektą. Jo, tai šiaip man visokie tokie pokalbiai šiaip yra įdomu, bet dažniausiai būna įdomu kitų paklausyti. Bet kai reikia kažką apie save kalbėti, tai labai sunku, ta prasme, nežinau, tiesiog atsiverti, pavyzdžiui, kai ateini pirmą kartą nepažįstamiem žmonėm, tai gal yra tas sunkiausia, bet manau, čia reikia tiesiog truputėlį lipti iš komforto zonos, tiesiog bandyti vis tiek kažkaip kalbėti. Ir kai reikėjo atsimenu pristatyti, aš tiesiog net nelabai žinau, ką apie save sakyti, kad tiesiog esu moksleivė ir panašiai, nors tikrai daug veikiu ir panašiai, bet tiesiog sunku save pristatyti, nes, nežinau, dar netrodo, kad gyvenime kažką tokio wow padariau, kad galėčiau save pristatinėti, kaip ten dažniausiai žmonės sako, ten sveiki, aš esu ten tokia profesija ir panašiai, ten, arba ten esu
ten nežinau, mama ar ten dar kažką, kaip dažniausiai žmonės prisistato, tai toks labai sunku šitas gal buvo, bet manau truputėlį persilaužiau. Labai tavo kuklumas yra žavingas, aš atsimenu, kai pirmą kartą mes susitikom ir atvirojo jaunimo erdvėje, kaip tau integruotis buvo sudėtinga, galbūt, vis tiek, kaip manai, introvertiška asmenybė esi ekstravertiška, ar ne? Jo. Nes šiandien aš tave matau kaip ekstravertišką žmogų. Ir tas šiaip labai yra džiugu, galbūt iš tikrųjų esi ekstravertė, tiesiog, bet kaip ir sakiau, gal atrakinai kažkuria savo savybės, gal iš tikrųjų atsiskleidinėjai ir labai gerai yra tą stebėti ir matyti. Ir aš tiesiog šoku prie sekančių 2 klausimų, į kuriuos, ir sakiau, raginsiu atsakyti greičiau. Ne dėl to, kad neturim laiko, bet dėl to, kad kuo trumpesnis atsakymas būna, dažniausiai tuo jis tikresnis būna. Okay? Tai už ką norėtum padėkoti seniorams? Norėčiau padėkoti seniorams, kad jie apskritai pasidalino savo mintimis ir už jų atvirumą ir nuoširdumą, nes jie kartais tikrai neviniodavo žodžių į vatą ir sakydavo taip, kaip jie mato, arba taip, kaip jiems atrodo, kad yra, arba anksčiau buvo. Tai patinka, kad nebandė kažkaip pagražinti vaizdo, nes tikrai šiais laikais, manau, yra daug žmonių, kurie bando gal ne viską pasakyti arba pagražinti. Tai man tas labiausiai patiko. Ir tiesiog, kad ateidavo į projektą ir kad jam buvo taip pat smagu ir įdomu. Vakarė, už ką norėtum padėkoti vakariai? Sau. Tai norėčiau padėkoti, kad ateidavau, nors kartais tikrai būdavo ir nuovargis ir panašiai, bet vis tiek ateidavau ir atvažiuodavau, nors tikrai pakankamai toli gyvenu nuo Karoliniškių. Tai smagu, kad vis tiek ateidavau ir kad, nežinau, pasidalindavau kažkuo, stengdavausi tiesiog būti čia ir dabar. Aš labai džiaugiuosi iš tiesų, kad teko tave patirti irgi šiame projekte. Be galo džiaugiuosi ir tavo augimu asmeniniu, kurį matau jau, nežinau, daugiau nei pusę metų. Tai labai labai dėkingas tau esu už buvimą, už dalyvavimą ir iš tikrųjų tikiu, kad dar susitiksim ir kad šitokio pobūdžio projektas nesibaigs, gal kažkuria kita forma, bet jisai tęsis. Ir tiesiog noriu tau labai padėkoti, kadangi jau yra Liepos pradžia ir labai karštos vasariškos dienos, aš netrukus tave paleisiu ilsėtis ir eiti, nežinau, maudytis ar toliau savanoriauti ar kažkaip kitaip leisti tą vasarą. Ir taip, ir ačiū tau iš tikrųjų, ačiū tau už pasidalinimus, mes turėjom nuostabų pokalbį, gal jis nebuvo toks ilgas kaip su Janina, aš beveik 40 minučių radom apie ką kalbėti, tuo metu kalbėjomės apie dinamiką ir stabilumą, bet jo, aš manau, kad dalintis patirtimis apie tai, kokia nauda buvo šito projekto yra labai vertinga ir svarbu. Tai ačiū tau, kad pasidalinai ir iki kitų susitikimų vakarė. Ačiū ir tau, kad pakvietei ir kad buvo jauku pakalbėti.